Nu, jeigu trumpai, statybininkų 46 namas yra 9 aukštų. Jis renovuotas 2007 metais. Tai jai palyginimai 2006 metais, paėmiau gruodžio mėnesį, 61 kvadrato butas mokėjo 202 litus. Buvo sunaudota 231 megavatvalandės. Bet tada ir kaina megavatvalandės žymiai skyrėsi. Dabar po renovacijos už praeito šildymo metu 2011-2012 metų buvo sunaudota tik 71 megavatvalandė. Tai yra vidutiniškai vienam kvadratiniui metrui teko 2 litai 12 centų. Vidutiniškai. Tik labai nedaug, 61 kvadrato butas vidutiniškai mokėjo per visus mėnesius 130 litų. Tad renovacija pasiteisino. Palyginus su kaimininiu namu Likiškėlių 19, ten praeitais metais vienam kvadratui teko 5 litai 79. Tai išeitų kažkur 350 litai, kiekvieną mėnesį vidutiniškai.